Kombinzonas, žieminiai batai, bet šitas video ne apie tai. Šį video norėčiau pakalbėti apie kelionę, apie, sakykime, išvadinį video padaryti iš kelionės. Ir gale video norėčiau pristatyti, labiau pakviesti jūs į žygį, kuris bus artėjantį savaitgalį, bet apie tai video pabaigoje. Tai jo, 3 savaitės praėjo nuo kelionės pabaigos ir manau atėjo laikas padaryti šį video. Jau laikas buvo čia ir kraustymas, ir dar kitų darbelių per tą laiką. Bet dabar apie kelionę, išvadas. Tai kai kalbėsiu, kažkur šone suksis video, kaip užrašinėju statistiką. Tai visos jos nepristatinėsiu žodžiu, bet iš video kažkur kamputėje galėsit matyti, kiek ten numinta per visą kelionę, vidutinis greitis ir panašiai. Tai jį paleidžiu, o šiaip kelionę pradėjau rugpjūčio 10 dieną, o kelionę pasibaigė spalio 26. Tai viso 78 dienos kelionės. 30 dienų praleista Švedijai, per tą gabaliuką, kai minėjau, iki Norvegijos ir paskui po Norvegijos, tai sudėjus tai 30 dienų gaunasi Švedijoje ir 48 Norvegijoje praleistas. Tai viso 78 dienos. Pabandysiu tą išvadinį žodį padaryti tokį, kad pirmą, kaip kelionės eiga, kaip ir ėjo, tai pirmą Švediją, apie Švediją apkalbėsiu pirmąją dalį jos, paskui Norvegiją kaip sekasi ir paskui vėl apie Švediją. Tai jo, rugpjūčio 10 atsikėliau keltu, Ventspilis, Nynashamnas ir į Švedijos žemę įlipau gal 3. ar 4. jau kartą visą per savo gyvenimą, nes turėjau anksčiau kelionių su tėčiu Švedijoje su dviračiu. Tai tai pradedu, varau link Stokholmo ir prasideda pirmos bėdos, bet gerai, kad ne su dviračiu, bet su kompiuteriu. Bet tai man irgi nebuvo labai gerai, nes buvo tikslas montuoti video kiekvieną dieną, kompiuteris pagedo. Paskui po Stokholmo jau pavyko sutaisyti, ten problemų su baterija buvo. Tai jo, pataisius pavyksta video įkelti kiekvieną dieną ir taip atrodo nepraleidau jokios dienos, kad neįkelčiau video iš kelionės, kad kiekvieną dieną. Tai dėl to labai džiaugiuosi, pavyko. Kažko įspūdingo Švedijos pradžioj ten nebuvo, dviratis negedo, maisto užtekdavo. Maisto kaip ir niekur netrūko. Ir kainos labai nesikančiojo, paskui sužinojus kokios kainos Norvegijai. Nežinau, oras, pamenu, geras buvo, nebuvo kažko labai tragiško tenais. Ir jau artėjant prie Norvegijos sienos, tai prasideda kalvelės šiokios tokios. O jau įvažiavus į Norvegiją, ten atvažiuoju iki Kongsvingerio. Ten darau laisvadienį ir po to Kongsvingerio jau galima sakyti prasideda normalesni kalnai. Taip, tai ten atrodo iki Kongsvingerio tai 10 dienų kažkur važiavau per tą Švediją. Na ir tiek. Paskui, dabar apie Norvegiją, tai ir Norvegija jau pirmi kaip lankytini objektai prasidėjo po Kongsvingerio, tai ten 2 lankytiniai keliai turistiniai buvo, tai vienas lyg vadinasi Sognė Flyje, nacionalinis turistinis kelias, tai jį aplankiau, labai patiko, ir dar vienas kažkoks buvo. Ir žinau, tarp tų kelių buvo tokie miesteliai kaip Lom arba Vagamo, tai šitos miestelius pasiekus, pasiekiau taip pat ir šiauriausią maršruto tašką. Paskui jau leidusi žemyn link vandenyno, tai vandenynas irgi buvo kaip vienas iš pagrindinių kelionės tikslų. Tai į tokią salelę persikėliau ir tada pamačiau visiškai atvirą vandenyną, kur 1000 kilometrų nėra jokių salų. Tai jo, ikoniškiausias ir vienas labiausiai patikusių
objektų. Man buvo jis toks, nežinau, tas vandinis, toks masyvus labai pasirodė, bangos didžiulės buvo. Paskui leidžiuosi žemyn, link Bergeno. Bergenas, ten paragauju banginio mėsos. Ir Bergene sudražiu jau, iki Bergeno atvažiavus jau susidražė pirmosios stabdžių kaladėlės, tiek priekį gale, tai jau reikėjo pasikeisti. Tai yra. Na ir dar buvo paskui keli lankytini objektai, tai tokie kaip trolio žuvis ar prekistolinas, tai iki trolio liežuvio 10 km reikėjo pėdinti, nes dviratį palikau tokiam parking 3, iki jo su mašinom galima atvažiuoti, bet labai daug mokėti. O su dviračiu tai nemokamai, tai ten palikau ir nupėdinau, tai ten nakvojau šalia to trolio liežuvio, žiauriai patiko. Na ir kaip sakiau, prekistolinas, tai dar vienas įspūdingas lankytinas objektas Norvegijoje. Važiuoju toliau palei maršrutą, pradėdavo jau tada kaip ir stipinai šaudyti karts nuo karto. Tai 1, tai 2, tai 3. Tai vis keičiuosi. Čia jau pirmos bėdos, kaip sakykime, ir su dviračiu prasidėjo. Paskui kas, gal paskui vėl stabdžių kaladėlės keičiu. Kažko papildomo kaip ir nevyksta dviračiui blogo. Po prekistolino keltų keliuosi pro tokį Lysefjord, bet tuo metu orai ganėtinai yra prasti, todėl neaplankau Kerago akmens, kuris man yra pakeliu, jis prie pat to Lysefjordo. Neaplankau Kerago akmens, bet gera žinia ta, kad pravažiavus pro tos kalnus, kur buvo Kerago akmuo visai šalia, tai pravažiavus pro tos kalnus jau pasiekiau vėl jūrą, ten šiaurės jūro jau pasiekiau. Ir važiuojant palei jos pakrantę galiu suprasti, kad jau daugiau nebus kelioniai tokių didelių kalnų. Tai ką, tada po pakrantę važiuoju, išsilaiko geri orai, jau visiškas ruduo prasidėjo. Visiškas ruduo. Tai važiuoju palei šiaurės jūrą ir prasideda kaip ir paskutiniai etapai Norvegijos. Stipinai vis šaudo iš dviračio, bet minasi kaip ir gerai, palaikau tempą tokį po 60-70 km per dieną numinti. Tada ir pagaliau pavyksta drabužius išsiplauti pas Mildą ir Arūną, tai čia Rikene miestelėje Norvegijoje. Na ir paskui dar kelios dienos Oslo praleidžiu ir atsikeliu į Švediją. Švedijos paskutinė dalis kaip ir irgi nebuvo sunki, lietaus beveik nebuvo. Sakyčiau, pirma dalis Norvegijos lietinga, kalnuota, o paskui jau daug geriau minti buvo be lietaus. Bet užtat kelionės pabaiga šalčiai pradėjo spausti. Tai apie Švedijos dalį jau antrą kartą, kai jie įvažiuoja, galiu pasakyti, kas buvo labiausiai įdomu, tai pamatyti raižinius ant akmenų. Vėl stipinai šaudo, tai jos reikėjo vis keisti. Ir kas dar įdomiausia, tai susitinku su tėčiu, jis atvažiuoja aplankyti manęs, nes atsikėlė iš Klaipėdos į Karlshamną su motociklu, paskui atvarė aplankyti. Na ir paskui po tėčio mano mergina Giedrė atvaro, jau su dviračiu su keltu atsikėlė, taip pat kaip ir aš iš Ventspilio į Nynäshamną ir paskui su traukiniu atvarė iki Nyköpingo tokio, ar Norrköpingo. Tenais atvarė ir mes su dviračiu su ją jau užbaigėm kelionę iki pat Stokholmo. Stokholme dar su vienu draugu susitinku geru, tai Simonė. Na ir kelionė taip kaip ir pasibaigė. Apibūdinau visai greitai, bet nebuvo. Bet kelionė tokia gan ilga, užsitęsus daugiau nei 2 mėnesiai. Bet ką galiu pasakyti, kad nebuvo jinai labai fiziškai tokia, sakyčiau, sunki, nes tempas buvo nedidelis minti ir neturėjau tikslo daug numinti per dieną. Tai tokia labiau turistinė poilsio kelionė, taip galima apibūdinti.
Apie finansus tai tilpau į 1000 eurų, tikriausiai jau matėte šito video kamputyje. Ten apie 960 eurų išleidau, apie virš 400 maistui ir tada apie 500, daugiau nei 500 išėjo paslaugoms. Tai paslaugos, kaip tarkim muziką užsisakinėdavau, kad legaliai grotų ant mano video, tai reikėjo mokėti. Kas ten toliau, mokesčiai, tai PSD mokėjau į Lietuvą, dar keltai, tokie vat papildomi visokiausi mokesčiai. Tai tuos sudėjus dar apie 500 eurų pavyko išleisti per kelionę, bet tilpau į 1000, tai gerai nuo to. Na ir tiek, dar nepažadu, bet galvoju daryti pasakojimą apie šią kelionę Vilnius Tech turistų klube, bet dar nežinau kada, bet jau, manau, tikrai ne šiais metais, bet kitų metų pradžioje, ar žiemos pabaigoje, ar pavasario pradžioje, kažkada tuo laiku. Jo, kalbant apie Vilnius Tech turistų klubą ir šitam video jau artėjant į galą, norėčiau pakviesti jūs į žygį. Su turistų klubu darau, aš kaip ir organizuoju tą žygį. Tai vyks Prienuose, tiksliau Prienų Šile. Tai šeštadienį 9:20 atvažiuoja autobusas iš Vilniaus į Prienus. Iš Vilniaus išvyksta ten po 7:25. Tai kviečiu prisijungti, kas norit daugiau informacijos, parašykit man į Messengerį per Facebooką. Bus 2 dienų žygis su nakvyne po dideliu tentu. Tai jums reikia paimti tik tai šiltų rūbų, miegmaišį ir kilimėlį. Na ir maisto dar. Tai jo, o čia priėjau prie Danielių. Matosi tikriausiai. Tai jo, kviečiu jūs atvykti, pasibūti, pasižygiuoti ir susipažinti visiems, kas atvarys. Jo, tai tiek žinių, manau, šiandieną iš šito video. Tai jeigu padarysiu kokį video, susuksiu ateityje, tai įkris į mano YouTube kanalą. O šiaip tais taip, tai iki kitų kelionių ir geros žiemos. Čiau, čiau. Taigi, dar kartelį. Žygis spalio 25-26 dienomis. Startuoja maždaug 9:30 nuo Prienų autobusų stoties. Daugiau informacijos paliksiu komentarų skiltyje. O šiaip renginį galite rasti Vilnius Tech turistų klubo Facebooko puslapyje. Tai kviečiu prisijungti.